viską. Aš einu, paieškosiu dar maistą. Ragaujam. Aš bus kaip sluoksniuota tešlos sūrių tiesiog. Pabūrinis, bet iš tikrųjų motoro varą. Dar. Nereikia. Nereikia. Miriui patinka, kai muša. Bam. Labas rytas, šiandien yra rugsėjo 10, jeigu neklystu. Ir tai yra mūsų 7 kelionės diena. Vakar mes tingėjom eiti ieškoti kažkokios vietos ir pagalvojom, kad ten, kur mes gulėjom ir tiksliau, sėdėjom, kad tai yra lygiausia vieta, kur mes galėtume išsimiegot ir nieko lygesnio paviršiaus mes niekaip nebūtume suradę. Tai mes nusprendėm pamiegoti štai čia. Opa. Ui. Tai čia geriausias kairelis. Dabar yra 8 po 8:10. Einu maudytis, reikia išsimaudyti ir judėti link Turkijos. Puodai išplauti. Yeah. Good. Vanduo apšė šiltas, visiškai šiltas, nei kiek nešaltas, nei trupučio. Pašnekėjau šitiek su senoliais, papasakau, ką mes čia veikiam, sako normaliai jūs čia tipo. Pašnekėjom šiek tiek minimaliai ir apie politiką ir Putiną. Tai žodžiu, aplamai ką galiu pasakyti apie šią šalį. Čia tikriausiai viena labiausiai prorusiškų tikriausiai bus valstybių iš visos Europos Sąjungos. Vien mes važiuodami iš Rumunijos iki šio miesto kelyje matėm labai daug Z raidžių pripaišytų. Tai jo, tai taip ir kaip ir daug ką pasako. Jo, čia žmonės šiek tiek labiau rytietiški, tokie rytietiškų pažiūrų galima pasakyti, pasirinkę kitą pusę. Tai va, tokie pastebėjimai. Prie jūros va, pasimaudėm, išsiskelbiau palapinę savo, jau buvo prasmirdus nuo to kondensato ir drėgmės. Tai dabar kiekvieną kartą, kai įsimiegot, primins jūros kvapą gerą. Ir čia va, arkliukai gaunasi. Matot tikriausiai. O čia jūra. O ten arkliukai gaunasi. Esam susipakavę viską, keliavom iki šopo, pasiimsim vandenuko, maisto jau beveik nebėra, yra tik tais juodai dienai konservai pirkti Lietuvoje, kurios laikysiu iki juodos dienos. Vandens visiškai neturim nei vienas. Miestas čia labai netoli, nueinam papusryčiavom, nes dar net nevalgė labai stipriai. Energetinio būtinai, vandens ir viso į trasą į Turkiją. Ką tik iš Ikiuko pasiėmėm kleberio, maistelio šiek tiek ir vandens. Atsiprašau, pastebėjimai kol kas, bent jau šito miesto, tai tikrai daug yra babulyčių, labai daug babulyčių yra aplinkui. Šneka beveik čia daug kas tikrai rusiškai, toksai sovietmetis šiek tiek jaučiasi. Parduotuvėse kainos tai tikrai visai pigios lyginant su Lietuva. Parduotuviai dar vat buvau, labai mažai kas naudoja kortelę, niekas nenaudoja kortom, niekas nesiskaitinėja kortom, eilės didelės prie kasų, o savitarnos kasos visiškai laisvos, niekas visiškai nesinaudoja jomis. Tai kol kas tokie pastebėjimai. Pamatėm kepiklėlę, radom tokią kepiklėlę vietinę, nueisim ten papusryčiausim, pasiimsim kažkokios picutės, kažko tokio, airano ten mačiau dar pardavinėja, išgersim ir jį.
ir jau tada į kelią, jau tada bus į kelią, bus pavalgyta, apsipirkta maisto yra, eisim keliausim. Ir vietiniai labai keistai žiūri, čia tikrai manęs spokso, per daug aš jiems čia vakarietiškas, tikrai dar su ta kamera stovėt čia ir šnekėti jam tikrai labai keista yra, tipo, nu. Radom pizzeriją, va čia, norėjau paimti vieną pizzutę, bet sako, kad tik tais kešų galima paimti, tik tais kešo. O jo, tik tais kešų kortą negalima atsiskaityti. Ir vienas vyriškis pamatė, kuris nenori, kad aš jo filmuočiau, bet vis tiek biškai gražiai taip nufilmuosiu, jis iš manęs sėdėjo. Davė pinigėlius, sako, kad tipo pasiimkit mes pizzą. Tai nueisim dabar su juo pavalgysim, parūkysim cigarą būtinai. But you say it's gonna be hard for autostop, yeah? Yeah. It's gonna be hard. Not a lot of good people like you in there, in Bulgaria. I don't know. We will see. We will see that. Definitely. After Burgas, maybe some Turkish people who been here to visit Bulgaria help you to cross the border, but... Jo sako, čia Bulgarijoje daug kriminalų yra. Bet dėkui ponas mums picų paėmė, nes šiandien nepriima kortelę. Tai aš tikiu, kad vis tiek yra gerų žmonių, aš net nebejoju tom. Galbūt sunkiau šiek tiek patranzuoti, bet kažkaip pasieksimės. Tai va, senas rimtas baciokas mums papasakojo. Nupirko mums picučių. Papasakojo, kad čia tai Bulgarijoje nelabai kas naudoja kortom. Visi mėgsta grinosius pinigus, nelabai mėgsta deklaruoti mokesčių. Korupcija šitoj šaly yra aukštam lygyje. O, kartoną radom. Galėsim užrašyti Turkiją. Ir jo, gal šiandien pasieksim Turkiją. Bet kainos tai tikrai, va, picutė, ta, kur matėt, kur suvalgiau. Euras spam už picutę. Nu, Lietuvoje tikrai viskas brangiau, bet jo, čia yra taip, bent jau kainos mažos. Ir labai daug katinų. Daug katinukų čia taip, kiciukai, skaniai valgt, nebijokit. Ai, nu gerai, okei, netrukdau valgyt. Daug katinukų čia bėgio gatvėmis. Tai va, šiek tiek sužinojom apie šią šalį viskas. Vyrinam į Turkiją. Sako, nėra čia per daug saugių, čia daug bandytų, huligančiukų, čia daug biznismenų, tokių juodų, nejasnų, neaiškių, per daug stipriai. Ir šiaip jaunimo labai mažai, kažkaip labai daug senimo. Tai aš manau, jo jaunimui ne per labiausia patinka tokie dalykai. Stop. До Китая времени не хватит. Video, jo. Atėjo pas mus net jaunieji bulgariukai, jaunieji gangsteriukai. Чакай, а от тук може ли? Към Бургас. Питай канала как се казва. Ай, как захюталась, неголю так. Утю-тю. Ей, че, дръпни се! Има у вас тут в стране Два баш спин. Оу, е. Молодец, Багурай, молодец. Whoa. Be careful, okay? Kol aš čia dirbu, rado nuo medžio, ką? Šviežią figūtę iš medžio. Irgi laiko vėl. Prieš tai jis buvo nuėjęs atnešęs abrikosą. Ar persikas? Persikas. Aš einu paieškosiu dar maistą. Geras, ne? Skanu. Ragavęs Lietuvoje figas. Ragavęs, bet ne nuo medžio nuskintas tikrai. Šitas skanesnė? O jinai dar ne. Smetliau, okay, Valentinas, nice to meet you, thank you for stopping. Sustojo, paėmė mus, telefonas kraunasi, pavalgėm išgi figų, paragau šiek tiek abrikoso. Važiavom pusiaukelį iki Burgas, pusiaukelį. Smagu, laukiam gal valandą kokią gerą. Kažką to gerą valandą tikrai laukiam, važiavam. Pravažiavom keli, pastebėjom, kad čia dažnai pasitaiko moterių pakelyse, kurios panašiai kaip mes tranzuojam, bet jos netranzuoja. Jos stovi ant kelio, panašiai kaip mes, bet toli gražu netranzuoja, visiškai netranzuoja. Kaina jų yra, kiek mums sakė draugas mūsų, 30 eurų už pilną programą, o už 15 eurų galima va tokį gauti su burna. Tai va, išsiaiškinom kainos
manau, pigios, aišku, nėra man tekę naudotis tokiom paslaugomis, bet tai yra populiaru, bet jos nėra Bulgarija. Va, sustojom mes vienam tokiam kaimelį, nes mus pasiėmė kurjeris ir jis čia turi sustoti 5 minutėm į kavinę pristatyti siuntų ir po to važiuosim dar šiek tiek 7 km. Mes važiuosim pusę kelio veikia iki Burgos miesto. Ir ką jūs galvojat? Čia realiai va 10 metrų paeini ir ant medžio auga šviežutėliausios figos. O taip. Panai pavalgysim figučių. Thank you, good luck, ciao. Nu va, pirmas pavežėjas realiai, kuris sustoja Bulgarijoje. Su Mercedes-Benz busiku, reikia užsirašyti šitą dalyką į... Jau rado maisto mūsų valgytas didysis. Dar neprinokė. O, užsivedė? Bye bye! Va čia ženklas mums į Burgą, Vera. Vera, nice to meet you, thank you for stopping. Yeah, I'm actually making a video. Okay. Yeah, jo, paėmė mus, važiuojam. We're going for 100 kilometers, yeah? Yes. Yeah. But that is Sozopol, no Burgas. Yeah, it's better. Burgas, 30 kilometers after Burgas. It's after Burgas. It's even better because we need to reach Turkey. First, yes. Yeah, Okay. Yeah, we're going to Turkey. Because have one area, right? My area that. Pavežė mus iki miestelio, kurio pavadinimas koks yra? Sozopol. Hop. A bigger one. Thank you for stopping. Thank you. We appreciate that. Is the have a nice souvenir? trip and safe. Yeah, we're gonna go to the Turkey later. Yeah, thank you so much. Bye. Bye, ciao. Suzopo vadinasi, tai miestelis. Suzopolis. Toks kurortinis miestelis, kuris anksčiau buvo graikų. Prieš kažkiek metų čia gyveno daug graikų ir jisai šiaip labai panašus yra graikus. Čia yra turnikai. Gal einam padarysim prisirūkimų gal šiek tiek. It's okay. Alright. One. And again, Maga. one. Very good. Where are you guys from? A bit stronger. We're from Lithuania. Jo, šiandien apie 200 km įveikiam ir galvojam, kadangi mes jau labai ilgai keliaujam, reiktų šiek tiek pailsėti. Reikia būtinai papasako man Roberta apie banicą. Čia toks tradicinis patiekalas, čia yra kažkoks išplakti kiaušiniai sutepti su kažkokia tešla, viduje jogurto yra ar kažko tokio. Tai jeigu tokio surasim, pasiimsim. Tai va, nepraėjo net 5 minutės mes radom vietelę, kuri pardavinėja banicas. Tai taip jinai atrodo. Va tokia banica, čia yra su sūriu. Ragaujam. Šis bus kaip sluoksniuota tešlos su sūriu tiesiog. Bet čia labiau varškėnės sūris. Tešla su varške. Bandelė su varškyte. Kietai visai kietai, vakaras jau smagus darosi. Jo, va taip atrodo šis miestelis. Čia yra senamiestis. Tai parodysiu ką labai gražaus ir vėjuoto. Čia tas, apie kurį pasako, kur buvęs graikų vietelė. Param. Ble, čia tikrai gražu, čia tikrai visai gražu. Jo, kaip paskutinė mūsų pavėžėja Roberta ir pasakoja,
Šio miestelio gyventojai kažkada buvo tik graikai ir Bulgarijos išvarė, bet vis tiek visi čia yra daug bulgarų, kurie dabar gyvena čia ir jie turi senelius, kurie yra graikai iš senesnių kartų. Jau tos graikiškas Bulgarijos miestelis. Visai gražu. Ką? Daug o, plaukia laivelis. Wow. Va dabar man tikrai pasijautė tie visi kilometrai, kuriuos esu nutranzavęs, kuriuos mes esame nutranzavę nuo Lietuvos. Bet mums reikia šūtinti Gruziją. Reikia šūtinti Gruziją, jo, mes čia pačilinsim šiek tiek. Gražu, labai gražu. Matai? Toks senovinis laivas. Atvyko būrinis, bet iš tikrųjų motoro varo. Šita krantinė, kuri prieš kažkada buvo graikų kraštasalis, jinai padalinta į dvi dalis, į senamiestį, Old Town, ir tokį naujamiestį. Tai mes dabar esam naujo miesto daly. Ir ką jūs galvojate, čia yra šiaip turgavietė kažką randominė? Ir kągi bulgarai savo legaliai pardavinėja? O tokius dalykus. Those things in rest of the Europe is probably gonna be illegal to sell. These things. Bet čia savo ramiai pardavinėja kastetus realiai. In Bulgaria it's no problem? Yeah. Really? In Bulgaria it's no problem, kaip sakė. Ah, okay. Bam! Nesiniai galvojam. Vinokia yra skanus. Jo, šitas aš manau yra. Aišku, jis tikrai nebus prinokęs, bet mes šnekėjom, kad būtų gerai ras granatą. Nu, jis tikrai nebus prinokęs. O dieve, veltui nuskynėm realiai. Bet dabar jau teks valgyt. Dar savaitėlę 2. Ir būtų pats gazas. Aš manau, reiks valgyti dėl to, nes mes nuskynėm. Gerai, atšaukta. Nori valgyt? Atšaukta. Nereikėjo to daryti. Sakau, savaitė 2. Ok, šiaip ką aš pastebėjau. Aš jaučiuos kaip debilas visiškai. Duok man į kamerą pašaukti. Drąsiai. Kai buvom Varnoj, aš tenais prirankiau figų, jos nebuvo pilnai prinokusios, bet jau tokios savaitėlė ir būtų pats gazas. Mes, kai atvykom į šitą miestelį, karočią, atkreipiau dėmesį, kad čia yra figos, bet jos žymiai mažesnės, žymiai žalesnės ir joms iki prinokimo dar daug. Tai kažkodėl čia vaisiai ir visa kita mažiau prinokę. Tai Turkijai, manau, jau bus galima valgyti. Jo, aš manau, Turkijai bus pats gazas, nes ten daug daugiau saulės, o čia tai tikrai reikia palaukti dar ne vieną dieną, kol jie prisirps normaliai. Bet, tikrai nedaug žmonių yra valgę granatą nuskintą nuo medžio. Ir aš vienas iš jų. Paragavom. Valgėm, paragavom. Labiau paragavom. Skonis šlykštus, bet gali padėti. Žodžiu, esu toj pačioj dar vietoj, esu toj pačioj vietoj. Mano korišas, družokas, naparnikas išėjo iki Lidlo. Tikriausiai iki Lidlo, aš nežinau, nes jis jau blūdė. Kelio jam iki parduotuvės, iki Lidlo yra kilometras su truputuku. Jo jau nėra kokių 3 minučių gerų. 3 minučių jis jau kažkur smaukosi. Jis grįžta, mes pasiverdam faršo ir kad ir ko jis ten pasiėmė iš mėsos. Ir vėl šiandien tikriausiai miegosim pajūry, nes
paplūdimį ant smėlio miegoti yra visai smagu. Visai geras spotas. Man patiko, miegi, žemė lygi, viskas tiesu, ramu, bangos ošia. Tai kol kas mes geresnė vietų nesame miegoję apart to. Tai šiandien, manau, irgi reikės, šią naktį irgi reikės miegoti taip pat. Na ir jau rytoj pagaliau tikriausiai tikiuosi. Jo, tikrai užteks blūdį toj Bulgarijai. Bet mes jau čia, ne tai, kad pastrygom, bet šiaip graži tikrai valstybė. Bet Turkija bus dar labiau išskirtinė. Ir jau rytoj būtų gerai jau keliauti tenais. Jau rytoj tikrai jau mes būsim Turkijoje. Dar, jau grįžta jisai, o dieve, ant tų žodžių ateina. Gerai, galėsim pažiūrėti, ką jis paėmė. Pavalgysim taip ir jo, rytoj Turkija. Nu ką, faršiuko ir energetinio? Nes žinau, kad tau patinka rytais energetinis, ne viskas. O, labai gerai, mėsytė. Tai! Bet čia D raidė, ble, D raidė yra blogai. Dovanotam arkliui dantis O, nežiūri. ble, dovanotas arklys. Dabar D raidės nėra. Labai gerai, kad už mano 5 pinigus paėmė kažko. Dovanų. Gavom dovanų, taip, eisim valgyt ir jau rytoj į Turkiją, kaip aš sakau, jau norėtųsi. Tai jo žodžiu, ir pavalgom, pasidarysim, čia bus ir mūsų vakarienė ir pusryčiai to pačiu, ir eisim miegučio, eisim pamiegoti, eisim pagulėti, kažką. Ir rytoj į kelią, nes Bulgarija ištyrinėta, graži šalis, kaip ir minėjau, bet norisi iki Islamo valstybės pralėkti. Čiau. Parodysiu dar, ką valgom. Žodžiu, trumpai ir aiškiai, tai vat, mūsų vakarienė buvo makaronai. Kiek pamenu, manau gerai pamenu, tai pirkti iš Slovakijos. Faršas, sūris iš Lilo. Esmė, kad dujinė biški nustojo dirbti bekempant faršą, kol mūsų gaspadorius kepė faršą, pys dujas dingo. Atsijungė dujas pas mus. Nesumokėjau mokesčiam. Tai faršas nedakeptas. Aišku, draugas mėgsta valgyti nedakeptą faršą, taip. Labai šiaip. Yra, tiesiog net žalia. Čia yra patiekalas toksai vokiškas. Taip. O kur geriau valgyti? Taip. Tai žodžiu. Korumpuotai Bulgarijai. Kur standartai geriausi. Čia Europos tiek sąjunga, same shit. Blet, na. Ką norėjau pasakyti? Jo, tai faršą, blet, nežinau, gal kažkaip išeis surinkti, dar kažkada jį suvalgyt. O valgysime šiandien mac and cheese. Ir dar yra pomidoras, kurį mums davė Rumunijoje. Štai jisai. Prieskoniai verti šitą marmalą? Gali, jeigu negaila. Tikrai negaila. Tai jo, turim makaronus pirktų Slovakijoje, sūris iš Lilo Bulgarijoje, o pomidoras iš močiutės, kurį davė Rumunijoje. Toks vat international meal, o dieve, užteks. Pavalgom ir miegot viskas. Labas rytas, šiandien yra 8 kelionės diena. Dabar palapinėje pusryčiaujam mūsų pusryčiai. Nu ir toksai ir dar toksai, karočią. Belekai sveiki pusryčiai, bet šiandien mes jau galim tokį leist. Nu, tipo, svarbiausia, daug tokių dalykų nevalgyt. Yra 8 valandos. O jo, šitie vat vafliukai, sausiniukai, čia yra Robertos, čia yra moteriškės, jinai yra gimnastės mokytoja, kuri mus vakar iš Varnos nuvežė iki pat Suzopolio šito miesto, kur mes dabar esam. Tai mes vakar prisivaikščiom, prisieksplorinom. Jinai mums buvo sustojus, pripirko sausainių, visokių batonėlių, vafliukų, ten davė, tipo, labai gera moteriškė, labai dėkingi jai. Bandysim jau tada viso į Turkiją šiandien, į Turkiją, dar nusimaudom tikriausiai ir į Turkiją. Va, vieta, kur mes miegojom. Vėl pasirinkom paplūdimį. Ir bangos, va ten va bent jau. Tai tikrai neblogas, aš galėčiau pasakyti, kad čia yra drąsiai jos kokio nors kai kurios pakyla normaliai, ten yra tikrai gero metro kaip minimum bangelės. Tai tikrai reikės eit padužyti bangų. Ir keliauti iki Turkijos. Turkijoje irgi pasimaudysim prie jūros, bet jau kitokios. Okay.
Nežinau, Baltijos jūroje tikrai retai būna tokių prikolų. Įdomu kaip, koks vaizdelis yra po vandeniu šitos kameros. Tai ką, žodžiu, jau išsimaudėm, susipakavom, einam iki parduotuvės, dar papusryčiaut šiek tiek kažko normalaus, apart cukraus, Pavalgysim, vandenuko pasiimsim ir eisim į trasą. Vakar mus paleido, vakar mes važiavom iš Burgos, iš Varnos į Burgą, bet moterišė, kuri mus vežė, jinai važiavo iki šio miesto Zuzupolio, kurortinio graikiškos seno miestelio. Ir mes pagalvojom, kad jo, reikia čia pasibūt. O dabar reikės grįžt, nes jinai pravažiavo posūkį, kuris veža iškart iki Turkijos. Tai mums dabar reikės grįžt apie beveik 3 kilų atgal link Burgos miesto. Ir jau būsime kelyje, kur jau tikrai didelis šansas žmonių važiuojančių tuo keliu važiuos tiesiai iki Turkijos. Ir Turkijoje išlipsim tokiam vieną miestelį, Dženetos kaimelį, kur jinai turi kaimelį ir giminių tame miestelį. Ir mes ten jau pradėsim eksplorinimą Turkijos. Tai šiandien turėtume jau pasiekti Turkiją. Plius pas mane liko paskutinė, šiandien rugsėjo 11 yra paskutinė diena, kada aš turiu dar duomenų Europos Sąjungoje. Tai rytoj jau Europos Sąjungoje nebeturėsiu duomenų ir neplanuoju jų pasiimti, papildomų dar tų 5 gigų. Dėl to reikia palikti šitą Europos Sąjungą. Šiandien reikia ją palikti. Užsukam į mano mėgstamiausią rūbų parduotuvėlę Pepko. Shoutout Pepko. Labai gera parduotuvėlė, labai geras prekės ir svarbiausia, labai gera kaina. Kojinių pasiimti reikėtų kokių, pasiimsiu kokių kojinyčių, porą porų, kad turėtų įsimesti kuprinę. Ir tada jau eisim į Maximą. Maximos alternatyva yra Byla. Čia populiarus parduotuvų tinklas. Kur čia tos kojinės? 6. O, labai tobulą. Radau kojinytės 4 poros 2 eurai 56. 2 eurai 56. Nu jau visą kelionę turėtų jas užtekti. Gražių vaizdų panoramoje suvalgom picučių, užkandom. Ir ten yra kelias. Po kairę ten yra kelias, kuris tiesiai iki Burgos veža, tai va taisim ant to kelio. Susirasim spotą, kur galima mašinytėm sustot ir pradėsim keliauti 20 km link Burgo, išlipsim ir bus kitas kelias mums iš kairės iki Turkijos pačios. Na va, atsisveikinam su šiuo gražiu Zuzupolio miestu. Ate. Tikrai gražu, tikrai patiko. Kurortas. A, ten akmenukai, šlaitai akmeniniai. Nice. Ir vėl grįžtam į kelią, grįžtam į darbus. Darbas toks. Užteks čia būdit. Reikia bandyti siekti kelionės tikslą. Davai dar... Oi! Šakalys nukrydo. Davai dar išskleis garsus, būdingus tokiem. Ir dabar nykšti. Dabar nykšti laikyk. Tikrai... Tokiam aš tikrai sustočiau, jeigu atvažiuočiau aš asmeniškai. Vietinis būdamas ir pamatyčiau tokį keliautoją. Be bazaro, iškart stabdau, iškart traukiu rankinį, iškart skėstas į
Skersasi parkovkę, avarinį ir sakau, šok čia, nesvarbu kur važiuojam. Čiau. Opa, žmogelis mus pavežė, pasikraujo gal kokį 1% powerbankę iki to kelio, kurio mums reikia. Link Turkijos. Iki Turkijos liko 70 km. Tai va vienas čuvakas pavežė, mes jau esam ant to kelio, kuris veda iki Turkijos tiesiai. Pavyzdžiui, 3 km iki artimiausio kaimo. Vynuogių iškart radom. Bleva, čia yra geriausias vynuogės, kurias esu valgęs. Jos visos buvo skanios, bet šitos didžiulės, dičkės. Čia yra next level shit for sure. Tai va, mus nuvežė į kitą kaimą, tai kuo toliau, kuo daugiau kaimų pravažiuoji, tranzuojant, to mažiau lieka nereikalingų mašinų, kurios nevažiuoja į Turkiją. Tai tie 3 km mums profiltruoja visas mašinas, kurie daro papildomus nereikalingus nusukimus ir mums yra neparankios. Ir tai yra gerai. Dar išsitraukiau iš kuprinės dar banicą vieną. Tai čia tiesiog varškė, realiai. Čia tokia sluoksniuota tešla su kiaušiniais pertepta, su varškė viduje. Jie čia sako, čia jogurtas, bet... Čia literaliai varškė tiesiog. Bet šitas žymiai skanesnis. Šitas iš parduotuvės yra žymiai skanesnis. Mercą sustosiu? Žymiai skanesnis negu ta, kur pirkau kepiklėliai. Nesustoja. Domas sako, galiu papilnuoti, kaip mes taupom cigaretės. Yra cigaras. Vieną cigarą užtenka drąsiai ant 2 parūkimų. Jeigu biški kuklumo jum, užtenka 3. Tai... Kaip aš sakau, mažiau nuodų, geriau sveikatai. Ir taupiau. Tai va, iš vieno pakelio. Maladės, gerai. O taip, iš 20 cigarečių pakelio aš padarau 40 cigarečių pakelį. O čia yra sumanus karys. O čia kelyje pardavinėja persikus. Tai va, žodžiu, persiką nusipirkau. Užkandžiauju. Ką tas ten daro, tai aš nežinau. Aš nežinau, realiai, ar... Tai žodžiu, va tai va ir gyvenam ir bandom pasiekti Turkiją, va tokiais būdais. Nu ką, pasienis pasiektas, bet čia tikriausiai yra tik tais Bulgarijos pasienis. Ir mums dar reikės praeit pro turkišką pasienį tikriausiai, reikia pačekinti. Bulgarijoje ten tokių eilių tikrai nebuvo. Bulgarijoje ten porą mašinyčių ir jos iškart gali važiuoti. O vat į Europos Sąjungą, reikės jums šiek tiek lūktelt, tikrins. Ne taip kaip į Turkiją žmonės. Radom savo kaimuką Kirklarelį, kur Džaneta sakė, kad mes ten turim eiti. Tai jo, čia bus pirmas mūsų miestelis, kurį mes aplankysim, sakė, ten tipo smagu. Tai jai būtinai reiks updeitinti, kai mes ten pasieksim. Aš jau updeitinau, kad mes jau Turkijoje. Aš manau, jinai tikrai mumis didžiuojasi. Kas pala? Aš noriu dar biškį internetu pasinaudoti, kol europietišką dar prijungti. Ir šitas kaimelis yra vienas iš arčiausių kaimelių nuo sienos ir tik tais 40 km. Tai. Yeah. Jo, va tik tais dabar mane hitino laimės hormonas. Paėjus 100 metrų tik tais nuo pasienio, kad pagaliau po 8 dienų mes esam Turkijoje. Driežas eina. Jo, čia bus daug karščiau, ko mes toliau važiuosim. Ir jo, pagaliau, tiesiog esam Turkijoje. Pirma šalis, kurią mums reikėjo pasiekti, jau yra pasiekta. Dabar ta Gruzija liko tokia kaip antram plane, bet vis tiek reikės Bet reikės. Nebent atsibostai Turkijoje, aš nežinau, bet Turkiją tai tikrai reikės išnagrinėti, va čia tai reikės pakeliauti, čia reikės pakeliauti. Čia jau ne šiaip Europą to kažkokia.
Paėjome čia gal minučių 5, vieną mašiną pravažiavo, patranzavom. Jinai tiesiog nuvažiavo, po to sustojo ir papipino. Persigalvojo, paimsim. Tai mūsų iki tokio Kalerio ir nuveš. Čia tikrai jau jaučiasi kažkoks skirtumėlis. Jaučiasi tikrai ne Europa. Iš eismo. Jau ir eismas kitoks. Viskas perpildyta, žmonės beleka. Vaikšto visi. Taip net kitaip, ta prasme. Pastebėjom jo, kad pipina mums, kaip ir sakė Džanetė. Pasakojo, kad čia jie pipina, kad atsidėkot. Tai nežinau, reiškia čiųjų. Einam susirast, kur galima išsikeisti pinigų, kad per daug eurų neleist. Ir pisam į kokią vietinę valgyklėlę, manau, reikia kažko užkast, paragaut kažko. Kokia kebabainė. Žiūrėk, mašina autentiška tokia. Čia daug, manau, tokių autentiškų mašinų bus. Tai tarsi ir arbatėlės būnai pagerti. Tai kažkokia vietinė tokia local vietelė reikės užsukti tikrai, stabaliai. Pirmų reisų mes radom iškart pinigų pasikeist. Tai va, biški prie šaibų dabar. Kiek čia pas mane pinigėlių. Dafiga, biški. Turiu dabar 2K 300 savo rankoj, kas yra 50 eurų. Bet esmė, kad mes tiesiog mus paleido, mes realiai nuėjom gal kokių 10 metrų. Iškart užkalbino čiuvelis, tipo, ar norit valgyti ryžių kažkokių. Sakau, ble jo, bet pirmą man reikia bent jau išsikeis valiutos. Kol mes su jais bazarinom, nes čia turkai šnekėt visiškai, aišku, angliškai nelabai jie moka. Iškart priejo irgi porą minučių, ten kažką bandėm su jais išnekėt. Iškart priejo 2 padelės, žiauriai draugiškos padelės. Iškart per Google Translate mums viską papasakojo, kaip čia ką rast. Nu, šaunu, labai žmonės draugiški, labai žmonės tikrai draugiški. Tai va, pinigų yra, nežinau, kažką eisim toliau, kažką masyt, kažką žiūrėt. Kaip tik dabar jų maldos prasidėjo, mes jų girdėjom centre, jau jos ten maldaut pradeda. Nu, pirmų reisų ką reikia padaryti? Nuvaryti į Turkiją ir kebabainių paragaut. Kaip Vilniui, o Pepsi? Thank you so much, mate. Oi, čia aptarnavau geras. Nežinau, ar gerai Pepsi su Iranu gert, bet biškį atsigersim šiek tiek. Ne visą, tikriausiai, biškiutuk atsigersim. Jo kebabui reikia paragauti, nes ta prasme, kaip Vilniui daug turkų daro kebabus, tai būtina paragauti ir čia Turkijoje kebabų, kad palyginti. Taip, pavalgom ir einam toliau keliauti. Karočią belegavot, arbatytės padarėm, parūkom su virtuvės darbuotojais ar savininkais, nežinau. Okei. Jis mokytojas. Mokytojas, teacher, yeah? Okay. Teachers. Va. Arbatytės pageriam. Su Vazarinau leido, sakė, kad galės pakraut man powerbanką, tai čia labai gerai. Įdėsim powerbanką krautis, nes tas tai jau myrės biški. Turėsiu elektros, pasivaikščiosim, pasiimsiu powerbanką. Ir į Stambulą tikriausiai kažką paieškot, kažko ten smagaus irgi. Turkų reakcija, kai sužino, kad mes autostopavom. And I'm filming something. We stupid, yeah? Autostop stupid. No, autostop, yes, taxi. Jo, žodžiu, turkai sako, ble, nu... Pakvaišę mes esam pakvaišę. Yeah, we are friends, of course. Taxi. It's for us, yeah, go away. Va, draugas atneša. Iš karto draugelis arbatytės mum paėmė. Drąsiai, arbatytės reikia gerti. Hey, no. What are you doing? No. It's for him. Hey, you. Okay, we're gonna drink this together. Hakan ver adamı içeri. Give back my tea, man. What are you doing? Videoyu bozuyor Hakan. Bad. Corona. Hey, cigarette. Not good. He's gay. Gay. Ką žinau. Holland. Holland. I believe you. Yeah, he's gay, of course. I see. Hakan is my love. Your love? My love. Cheers. Nasıl bro? Yeah, thank you. Bu?
Vodka, yeah, Turkish chai, very good. Yeah. Hello. Yeah, hello. My name is Ibrahim Sezenler. Ibrahim. Me, Valentinas. Valentinas. And Domas. Thomas and Valentinas. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you as well. Prasikišau ir dar prasikišau paskutinį 5 lygį 8 mm ragą į savo ausį. Tai viskas dabar jau pasiekta. Turėsiu 8 mm skylutę, tiksliau ją jau turiu. Tai reikia, kad biškis sugytų. Tuneliukus irgi turiu. Nupizdino, karočiai, šivaka tiesiog plasmasės langų. Hey, what are you doing? It's our tent. We sleeping in it. It's our home. Sleep house. Yeah. We sleep together like gay. Yeah. Sleep. House. Sleep in a tent. And hitchhike. Autostop. Yes. Ką galiu papasakot, so far tie turkai yra belekai atsipimpalavę žmogeliukai. Belekai, pas juos apie kelių eismo taisyklės papasakosiu. Tai pirmą motociklininkai tikrai ne visi čia tos šalmus dėvi, čia tikriausiai net nėra privaloma. Ir pešiuosius praleist per kelią, kad juos praleist, tu neturi lauk, kol jie pilnai pereis važiuojamą kelio dalį. Tau užtenka tik tais palauk, kol jis pravažiuos tavo mašinos gabaritus, praeis tiksliau pėstysis mašinos gabaritus ir tu gali drąsiai važiuoti. Čia tikrai niekas nelaukia, kol tu praeisi visą važiuojamąją dalį. Va čia toks pastebėjimas, kuris iš karto įkrito. Pasivaikščiom, pabimbinėjom. Grįžtam į kebabinę. Salam. Grįžtam į kebabinę, kurioje palikau parbanką pasikraut. Būtinai patipinsim tą kebabinę. 5 žvaigždutės jau palikau reviewsuose Google. Patipinsim, pasimsim parbanką, kuris jau bus pasikrovęs kažkiek. Ir keliaujam iki Stambulo. Žiūrėjau, va taip pat savo babulytę mylimą vežt priekaboj traktoriaus. Nu nežinau, Europoje jau tikrai kažką supyktų. Čia visiškai jokių problemų. Wow. Matosi vairavimo kultūra nuo pat mažens. Vim. Viskas čia kitaip. Pagaliau ištrūkom iš tos Europos. Dabar ir norisi pasiekti Aziją. O mes jau esam pakeliui. Liko kokį kilometrą prasieiti ir jau būsim ant kelio, kuris veda į Stambulą. Tai nebus autostrada. Bet tikimės, kad spėsim, kol dar šviesos yra, kažką susišaudyt, kas vežtų mums iki Stambulo. Šansai nėra patys didžiausi, nes jau greitai temsta. Bet mes bandom. Ir šiaip manom, kad tranzuot čia bus vapšė easy, vapšė be problemų. Taip pat čia iš to, ką mes dabar matom, tai čia iškart turėtų sustos žmonės. Kokie čia kelio ženklai su tankais. Vos patranzavom ir iškart sustojo. Let's go. Easy. Oi, manau, čia mes pasislink kupinę. Opa. A second. Mes nežinom, kur mes žuojam. Opa. Let's go. And where are you going? Huh? Iran. No. Georgia. I'm filming video. We go to Gruzija, Tbilisi. Jo, realiai, čia pats pirmas žmogus, kuris atvažiavo. Gruzija, Kaukaz. Paspaudėm nykštį ir jis iškart sustoja. Ir mes nežinom, kur važiuojam, bet kažkur į Stambulą. Hi, my name is Domas. My name is Mehmet. Jūs pavažiavote kilometrą pusantro ir jis nerodė šito. Nerodė jokių ženklų, kurie rodo, kad ne, mes jūsų nepaimsim. Čia buvo pats pirmas žmogus, kuriam parodėm nykštį ir iškart paėmė. Paeinam už sankryžą. Blet, būtų gerai, manau. Va čia yra žmonės,
nepersigalvoja, kažkokių nesąmonių. Čia net nėra blogų žmonių, dėl kurių reiktų parintis. Jie net dėl to net nebejoja tiesiog. Jie mato, kad eina kažkokie 2 bomžai keliautojai. Ir iškart supranta, kad reikia juos paveš kažkur. Nors ir dabar sutemo. Bet mes keliaujam toliau ir tikimės, kad net ir tamsoj su tokiais žmonėm bus lengva tranzuoti, nes kaip... Nu čia, ta prasme, tikrai jiems yra... Va, čiuvakas su motociklu. Per kelią, kurio net nėra. Važiuoja su ramiai. Insane, fucka. Dar pridurt noriu, kad šitas vairuotojas mums davė gal kokius 4 barnius, tokius keksiukus. Beleka. Karočią, visiškai, kad ir tamsu vis tiek sustoja. Palaukiam 10 minučių ir jau žmogus paėmė veža 30 km iki kažkokio tokio miestelio. Manau, mes čia galim naktim tranzuoti tiesiog. Bandau žmogui jau gal 5 minutės išaiškinti, kad mums nereikia jokių viešbučių ir kad mes miegam palapinėje ir mes turim vandens ir mes turime maisto. Bet jis toliau šneka su manim, žodžiu, per telefoną. I said that we can camp anywhere. We can camp anywhere. We don't need anything actually. We just need a little ride, that's it. We can camp in anywhere around the road. We have food and we have water. Thank you so much for help. Thank you. Herhangi bir yerde kal. Oh my god. Bet čia išvis nesveika yra. Čia yra reikia čia visiškai nesveika. Mus pavežė žmogelis tramkilų. Ten buvo tėvukas toksai. Jis davė savo sūnų mums pašnekėt jisai išvertė į anglų kalbą viską. Aš pasiėmiau jo WhatsAppą, mes šnekėjom aš 5 minutės bandžiau išaiškinti, kad mums nereikia surasti jokios camping vietos. Čia tipo, ir po to ant pačio galo net patys dėkoja kažkodėl mums, tiesiog, tipo, jų noras mums padėti yra žymiai didesnis negu mūsų noras pasiektas Stambulas. Čia žmonės tiesiog per daug geri. Čia yra mano lietuviškai galvai išneš šitą dalyką yra labai sunku. Damn. Mes išėjom, beliko praseit pro šitus. Oi, tu kas čia, blėt, per grioviai. Mes galim tiem, kaip prieš miegą pagriauti. Saulėgrąžos auga, sakai? Labai gerai. Pažiūrėk, paprastai siemkėt. O. Jo, pavalgysim saulėgrąžų. Jo, einam randam kokią nors tiesesnį vietą be kažkokių išsikišusių auglių ir saulėgrąžų. Gal šiek tiek nueinam dar toliau nuo kelio, pasistatom palatkę. Einam miegot, dabar yra beveik 9. Ir viskas. Ir ta prasme, čia šitą Turkiją pravažiuot. Čia bus taip easy, kad net neįdomu. Kad bus net neįdomu tiesiog, ką aš galiu pasakyti. Damn. Taigi, video jau pasibaigė. Būtinai dedam laikus, subscribinam, jeigu patinka, daliname su draugais. Ir susikūriau Patreoną, linkas apačioje. Jeigu kažkam labai patinka mano kūryba, galite mane mielai paremti. Labai didelis dėkui jums. Prisidėkit prie mano ateities kelionių. Čiau, myliu.